ką, draugai, sveiki. Aš už ekranų, draugas veiksme, žodžiu, ruošiamės. Ir jau turim pirmą žuvį. Gan neblogą koją, blemba. Nesiseka iš 100 mažo kabliuko. Smagu, smagu. Tai žodžiu, draugai, atvarėm į Miniją. Žiemą ledą praskipinom, nes buvo tokių įvykių čia pas mane, bet, nu, žodžiu, nekalbėsim. Pirmo metimo nepakirtau, iš antro po kelių minučių, štai va tokia gražuolė. Tai va. Emocijos geros, važiavom iš ryto ir plus būsim parą. Per naktį? Minijoje, jo, per naktį. Žvejosim, kimarinsim, laužiuką, šašlykiuką. Ne, šašlyką neturim, turim vištieną. Nu, bet žodžiu, bandysim smagiai praleisti laiką vėl. Pavasario atidarimas, Minija. Žinoma vieta. Atstumus kaip ir žinom, pasirinkom gylį ir kai saulė pakils, turbūt gal pabandysim į seklumą pamesti. Mažuką gal karščiai tai šildytis, tai žodžiu, variantų visokių. Ir bandysim kažką tai gerai praleisti svarbiausią laiką gamtoj. Tai va, Mantas jau kaip ir užsišėrė, pirmą žuvį turi, o aš dar tik tais pradedu. Pasidarysiu jaukinimą, turim visokių masalų. Ir tiesa, dar šiandien paskelbsiu konkursą. Kadangi tema pavasaris yra žiobris, tai ir atiduosiu 2 pakelius, 2 komplektus. Tai yra jaukų ir ten dar sistemėlės, nu žodžiu, paskui parodysim, ką jūs gausit. O mes ruošiamės, bandom užsijaukint, susitvarkyti normaliai ir tada vėliau susitiksim. Vėl trauki. Aha. Biški maži, ko čia toks? Čia yra žiobris. O, Žiobriukas. įsirijęs. Pala. O, liko. Na žodžiu. Bet kaip čia dabar trūktelėjau? Tai aš įtempęs valą ir ten trumpas pavadėlės. Tas netrumpas plonas. 0,12. Gerai, jau pradėjai nerauti, reikia mesti. Mesk. O neturi tokį biriuko, kad vandenį išsisemt rankom, sakykim. Žinai Atskirą. ką, tą gali panaudoti. Aš yra jaukai, bet... Dabar vėl Gerai. ryštis. Irgi ten apie metrą tą dariausi. Oi, smagu bus. Tai va, draugai, žvejojam, kimarinam, kol kas tik 2 žuvis. Pasijaukinau tašką, na gal kokias 7-8 šėryklas. Ir jau laukiu kibimo. Šiaip ir man tai nustojo kibimas, tai bus čia visko, manau, šiandien. Aišku, dar tik pati pradžia. Tai, manau, čia viskas įsijaukins taškai. Ir manau, pagaudysim čia tos žuvies. Pabandysim naktį. Ryte. Kažkas bus gal įdomaus. Galėtų, aišku, karštis ateiti. O kai bus, matysim. Gal prisikviesim kažką.
Jauką maišiaus. Galit pažiūrėti, va įmesiu nuotrauką. Saldus, karšinis jaukas. Kažkaip taip nusprendžiau. Masalų čia irgi turim, dzikų. Visko į sliekų turim. Žodžiu, pasirūpinom neblogai. Oras geras, saulė kyla. Manau, bus šilta šiandien. Be striukių sėdima. Su striukė. Su striukė. Bet plona. Aš matai su megztiniu. O, kibimą turiu. Nugi. Gal atsidarysiu pagaliau. Klibinakli. Bakstelėjo porą kartų. Šakalys. Ne, jau praeitsik prigaudėm. Kas nematėt žiūrovai mūsų prie tos laidos, tai čia įdėsiu kažkur nuorodėlę. Išlys, pasispauskit, pažiūrėkit. Kaip su Mantu Žiobriu sugaudėm. Jūroj. Jūrai, Baltijos jūrai. Nu nejaugi ten neužkips. Gal bandom pakirsti. O, liktai. Sėdi. O, Oho, vaikinė. O, vaikinė. Turim skylę. blogas ženklas. Nu, jetau. Nu, kaip blogas šiaip. Jeigu ir pūgžlių yra, sako, ir karšių. Tai čia, žinai, dvejopai gali būti. Gali. Nu, Bet aš persimetu. reikia, žinai ką, mąstyti pozityviai. Taip. Ant slieko niekas nepaėmė. Startiniam jaukinime dėjau nemažai matyliaus ir keletą dzikų. Tai gyvų biškį padaviau, tai kaip sakant, pavalgyti turi ten kažką, tai pabandysim dabar dziką uždėti. Raudonas su baltu. Ką tu bandai daug? Dabar dėsiu matylius su vienu dziku. Gal 4 matylius. Ir vieną dzikelį. Žodžiu, reikia išsiaiškinti ten, ko nori jie. Bet dziką tai baltą dėsiu. Jeigu žinai, ko tu nori. Kodėl tu groji? Tom na tom. Tai va taip pat ir su masalais, jeigu žuvis žino, ko nori, o tu jai duodi ne tai, ko ji nori. Tada ji negroja. Negroja, jokiom na tom negroja. Per nervus. Kaip suplyšus plokštelė varo. Tai va, mūsų nuotaikikė gera kol kas. Paskui bus matyti pagal žuvies kiekį. Ir pagal rūšį žuvies, jeigu kips pūgžliai, tai... Oh my god, ai ne. Nu, geriau pūgžliai nekepti. Jeigu kips pūgžliai, tada eisim kepti kažką. Pūgžlius. Turim laužą, šašlykinę. Nu, laužas bus šašlykiniai. Veži koks plaukia. Rastgalis. Tai gerai, pagauti reikia. Gal užkips. Bet čia tai nieko, bet kai plaukia salos, ten toks žolių ten, kai būna kuokštas,
Ir žiūri, pareina, tau tiesiai į valą. Tik meškerė jau... Tu ten pompuoji, paskui pusę valandos, kol išpumpuoji tą salą. Arba trauki jau, tada jau nebeina. Daužosi. Tuoj palauk. Graibštą paimsi. Jau čia. Neatkeliu. Ui, karščius. Tai kai, vaikinė. Atsidarėm. Nu. Pirmas toksai kabliukas, mažiukas. Ant matyliaus, ne? Tik matylius. Aš dabar kabliuką keičiu į mažesnį. Aš 14 numerį ten kažkokio gaminta. Vaiktų. Ai, noriu čia parodyti. Tai va, tik ant matyliaus pirmasis karšis. Bandysim toliau. Bet nespėjau užmesti. O žiūrėk, neįslysis man čia. Gal ne? Smagu, smagu. Geras jausmas. 5 gal 6 matylius uždėjau, tik užmečiau. Tu. Reiškia, yra jų. Yra. Net nespėjo pašaras normaliai išeit. Šitą reiškia, besileidžiantį ėmė. Sakai? Nu, gali būti variantas. Tai gal viršui stovi žuvis? Na. Sakau, gali būti, kad šilumos nori. Na. Čia visokių variantų. Na. Bet ir pavadį pasiilginau, supranti. Nes ten iš pradžio apie metras buvo, po to padariau tą koks 7 cemų. Dabar vėl, gal biški, čia daugiau nei metras. Na, pabandom matyliaus prišaut. Kabliuką pamažinau. Nu, smagu. Jop. Matai, gal netiko dzikelis. O man skaitikuoja. Ant dziko paėmė. Taip, tai man pirmos abidvi ant matylių su dziku vienu, bet dabar vien tik matylius. Arba čia buvo koks praplaukiantis pasiklydęs. Ne, jau yra čia tikrai. Bet ant valo nesimatė, supranti, tų snargliųjų. Gal dar tik suodė. Pamėginsiu 2 matylius. Išdėjau. Paskui gal reikės biškį ilgintis kokius. 1,5 metrą daryti. Pavadį? Na. O tai tas ilginimas, ką tipo, kai toliau, kai nuo šėryklos būna, tipo, kad... Ne, nuleidžiasi lėčiau. Ai. Pavyzdžiui, šėryklą nusileidžia į dugną, o pavadėlis, kabliukas dar tik tais sklenda, jis leidžiasi. Ir tipo, iš viršaus mato ir bėga paskui, ne? Tai jeigu aukščiau stovi žuvis, jinai jį čiumpa, žinai. Aišku, dar būna, srovė daro animaciją, žinai, tokia jis. Gali būti, kad ne visai nusileidžia, žinai, gal pakyla, gal leidžiasi, nu. Būna taip kojam, žinai, dažnai, kad koja mėgsta tokį aktyvų tipolį. Supratau. Konkursas, kadangi pavasaris tai žiobrių metas, tai ta proga noriu konkursą. Tai luckytackle.eu parduotuvėje atsirado mūsų kaimynų Latvių sportininko Ok Kopė, nu, tokie jaukai.
Čia turiu Vimbą. Parduotuvėje galite pasižiūrėti ir kitų skonių, bet čia va konkrečiai žiobriui. Tai 2 pakiai. Prizas bus taip, kad 2 savo sekėjam atiduosiu po komplektą. Tai po jauko, paskui Kaizu feeder gurzos kabliukų ir to pačio Latvio feeder rigai. Tai yra surištos sistemėlės su feeder gamu. Žodžiu, į žvejybą nuvariai, prisirišai ir žvejoji. Šėryklą prisikabinai, kabliuką su pavadėliu ir gaudai. Tai va, toks komplektas. Jaukas, kabliukai ir sistemėlė, atiteks 2 komplektai iš jums. O ką jums reikia padaryti, tai pasiekti būtinai šitą kanalą, padėti po šio video laiką ir būtinai parašyti komentare žiobris. Arba kažką apie žiobrį. Žodžiu, bet kad būtų žiobris. Tai va, tai tiek. Ir kitoj laidoje išrinksiu nugalėtoją. Tai ką, gero dalyvavimo. Tas toliams gal užsikursto jau. Sakai. Na, vėl kibimą turiu. Nu. Oi. Ką, draugai, mes ilgai neįsijungėm, nei kamerų, nieko, nes nebuvo nuotaikos. Nebuvo dėl ko. Žodžiu, šiandien visa diena tokia. Žuvies reikia išlaukti ir vienu, kaip pasakyti, didžiąją dalį jos iš vis net nebuvo. Realiai pakeitėm, ko tik nedarėm ir pavadėlių turėjom, vos ne 3 metrų pasidarę. Ir atstumus keičiau, bent jau aš, man tas tai nekeičiau. Stabiliai kažkaip tą tašką laiko šiandien. Na, šiandien dar netgi 2 meškerę pasistačiau, tai žodžiu, visko pribandėm. Silpnai iš tikrųjų. Pagavom po 1 karšiuką, tai bent tas biškį praskaidrino. O taip tai va, kuoja, didesnė, mažesnė. Dabar iš tolimų kraštų ir vos ne iš kito kranto traukiu. Tai žodžiu, sunkiai šiandien, nežinau net ką papasakot. Tai va taip kimarinom. Bazarinom ir leidžiam laiką. O ta žuvis tokia jau kaip yra, taip jau. Ką padarysi. Bet mes laiko dar turim, kaip sakant, nežinau, ar visą naktį čia sėdėsim, jeigu ant vakaro ant sutemų kažkas tai pradės kibti, gal ir pasėdėsim. O jeigu ne, tai ką dabar padarysi. Nu. A? Tu apsisuko.
Sąnarius atšildyti. Fire! Ugnie žmonės. A? Ugnie žmonės. Nu, bet taip sunkiai ta žuvė šiandien, kad negaliu. Nesuprant nieko. Nežinau, man irgi daužė ištisai ir nepakartau. Nu. Jau taip atsargiai. Graibštą gal paim. Ja. Nes su 0,09 nekels. Kur iš čia įliunda? Žiobris. O, toks jau geras šitas. Gražesnis. O čia jau toks jau latriuškas. Ant vakarą sulaukiam. Bet čia pavadėlis 009, 14 kabliukas. Visai jau toks mažiukas. Geras. Ant kablio su dzikais. Jo. 3 dzikai buvo. Din, engine kaput. Hello, boss. Problem. Hello, boss. Tidin. Dabar kada aš jį įsidriu. Oi. Tu načiu. Nejuokink tu manęs. Tik pasakė, na aš įkrisiu. Tu lemba. Va, kiek žuvis atneša laimės. Tu lemba. Da, mačiau žuvį, palei krantą paleidai. Tai spėjau pagaudą. Graibštą? Graibštą? Aha. Kas čia, karščias? Žiobris. Ir šitas toksai gražus. Žiobris? Nu taip. Geras. Iš ten, iš tolimų. Sakau, gal ant vakaro atsigaudinėti. Bet ant dziko, ne? Jo, ant dziko. O ką, antras? Geras. Nu, vat, visa diena buvo tokia tuščia. Ir ant vakaro va, antras žiobris. Nu, gal atsigaus kaip nors. Tai žvejyba šiandien bus. Daug dievė. O, karščias, man atrodo. Neskubėk.
O, norėjai karščias galai. Yes. Ant matylio, ne? Matylis ir dzikas. Štai toks gražuolis. Dar vienas šiandieną. Gal jau pradėjo maitintis. Gražus šitas. Bet kur jie dieną buvo? Ta žuvis. Kur? Na, kaip yra Čia nufotkint, bratkiai. Nu, kaži, kaip čia kelionė į apačią bus. Opa, yra. Yra? Kažkas gero. Ui, ažiobris. Tai pašaras. Kur jis yra? Kuoja. Kuoja. Bet tokia Bet taip sunkiai. nutukusi. Sunkiai kilo. Tai gal dėl pašaro iš ryklo. Tai ką, labą rytą, žiūrovai. Labą rytą. Tai šis rytas su pirma žuvim. Opa! Tik neįsidrėpk. Vakar nusidrebiau. Užtenka. Jo, vakar miegot nuėjom su žiobriu, ne, pagavo mantas žiobrį dar, bet nekimarinom ilgai, ėjom miegot, nes jokio veiksmo visiškai žuvis neaktyvi te buvo, tai nuvarėm miegot, išsimiegojom, taip kažkaip ant mašinos sėdynių. Nu, šiandien nauja diena, vėl bandom toj pačioj vietoj. Vakar užsijaukinom, tai buvo mintis keisti vietą, bet sakom, čia vis tiek jaukinom. Gal žuvis ateis, o kažkur važiuoti irgi nelabai čia. Vėl iš naujo viskas. Tai žodžiu, dar iki kokios gal 12 pažvėjosim. Ir matysim, kaip čia šiandien mums eisis. Gal pagausim karšių normalių, kas čia žino, gal žiobrių vėl gerų. Žodžiu, nauja diena, nauji tikslai. Ir ką, gero jums žiūrėjimo, toliau mes varom darbuotis. Kažkas sėdi, žinok. Arba pašaras. Bet daužosi. Išsikelsi. Nežinau. Čia Karšiukas. Lapla, nekelk. Paskui nutrūkstai. Nu. Toks mažiukas. Nu jau. Nu, tik čia. Bet vis šis tas jau.
O man taip. daužo. O jie apatinę lūpą. Tu savo. Kai daužo. Yra? Aha. Žiobris. Neblogas. Nu, atiduok. O, varai. Bet taip uždaužo, Nu. atrodo. Atrodo, kad ten belekas kimba. Nu taip. Monstras. O čia koja. Čia labai pavojinga ta vieta, aš esu išklimpęs, man čia su traktorium ir kažkada traukė. Ne. Dar Merstą turėjau tą vietą. Ai, vita, nu. Nuslydo rats. Į tą griovį ir viskas nebeužkylu. Tai jau ten į sodybą prašiau, kad su traktorium atvažiuotų. Buvo pikstas ūkininkas. Važinėja čia kiekvieną pavasarį, sako, žinai, tie. Klimsta, sako, tie. O, kažką turim. Gal žiobrys. Mažiau čia bazarink. Paim? Jo. Nekelsiu šio. Čia žiobris. Nu. Toks jau gražesnis. Nu, pažiūrėjau, biškį atėjo metas pusryčiam. Bomžpakių pusryčiai. 2 bomžai pavalgys. Bomžų pusryčiai. Bet už tai čia koks grožis, va. Sonik nematau. Saulutė. Ant sliekų. Ką tu? Ėdu. Ką valgai? Makarūnsus su kurica. Pažiūrim, kaip mano ubagų maistas. O, net kamera aprasuoja. Gražus rytas. O, biškį apsivalom. Va. Papusryčiausim. O, man kimba. Nėra kada pavalgyti. Eit, savo rimtai. Ja. Kaip mane nervina. Šitie tokie kibimai. Kur kimba. Ir neištrauki. Gerai. Mes einam pavalgyti. Dabar man kimba.
priejau ir dingo. O, kažkas įdomiau. Karšis, bamba. Karšis. Bet visi tokie nedidukai. Ant dviejų dzikų raudonų užkibo. Va. Nu ką, draugai, mes jau šiandien kaip ir neblogai stovim su žuvim. Jau nuotaika geresnė ir nebenorim namo važiuoti. Gaila, kad ne vakar taip kažkaip. Nes artėja ta valanda, kai gausim susirinkti viską ir namo važiuoti. Bet dabar jau nebesinori, nes ir karščiai kimba, ir oras labai šiltas. Tai vis smagin, bet, kaip sakant, kaip reikės važiuoti namo, kad ir kaip būtų gaila. Bet iš tikrųjų smagus savaitgalis. Nesigailiu, kai išvažiavom ilgesniam laikui su nakvynė. Naktį buvo mašinoje kaip ir šaltoka miegoti, man tas vis pakūrendavo mašiną. Tai buvo normaliai. Tai va, smagu, iš tikrųjų galit varyti, minija gyva ir kuo toliau šils, tuo bus gyvesnė. O karštis iš tikrųjų net nežinau, šiaip vienu momentu padavinėjau dziko, paskui nustojau duoti dziką, padaviau matyliaus. Tai ir kažkaip lygtai dabar va pasigauna, jau vienas, kiek aš jau 4 ištraukiau, ne? 4. Nu, super fantastinė žvejyba. Pavyzdžiui, vakar tai tokia atrodė, kad čia mes nieko gero neturėsim, bet va dar vieną gerą dalyką užsikūrėm. Šašlykinę. Šiandien kepsim dar liko dešrelių. Bomšpakius suvalgėm. Vakar sparnelius suvalgėm. Sparneliai labai skanus, tikrai galim rekomenduoti. Tu ten kokią marinatą? Karamelizuoti su sūrė. Nu, sparniukai. Net dabaselis kaupęs iš po vakar. Atsimenant, kaip skaniai buvo. Gerai, va toks update'as kol kas. Nu, kažką dar parodysim. Manau, vis tiek dar kažką pagausim. Tiesa, nepamirškite dalyvauti konkurse. Rašom žiobris komentarę, palaikinam šitą video, aišku, paprenumeruojam kanalą. Tai ir 2 savo žiūrovom padovanosiu komplektą žiobrių žvejybai. Tai jaukas, sistemėlė su feedergamu ir kabliuku gurza. Ir galėsit mauti savo žiobrių gaudyti. Gerai, einu mesti, traukti kažkokią žuveliuoką reikia.
Nu ką, draugai, para prie vandens pasibaigė, tai va aš tokie laimikiai. Ir laimikiai, galėčiau sakyti, visai neblogi, kaip pavasario atidarimui. Tikrai buvo smagu pažvejoti, atsidarytą tikrai pavasarį pagaliau. Na ir išsidalinam žuvį, kažką paleidžiam ir važiuosim namo. O jūs nepamirškit konkurso, būtinai paprenumeruokit, palaikinkit ir parašykit komentarą žiobris ir laimėsit puikų komplektą žiobris žvejybai. O mes sakom iki kito, iki greito. Iki greito, jo. Tai, čiau. O, draugai, čia žiobriai, o čia viskas kitkas keliauja. Šiaip žiobrių tikrai nemažai, net nesitikėjau, taip pagal. Štai dabar išsijobrinsim. Kaip čia gražiai, nežinau, pavyks gražiai paleist. Nebūtų pirmas kartas.